Sveiki, jūs klausote programos Renkuosi mokyti tinklalaidės, o čia pažymių šitas. Čia kalbame ne tik apie pažymius ar dėl pažymių. Su mokytojais, švietimo ekspertais, Renkuosi mokyti bendruomenę, čia kalbame apie švietimą, ugdymą, patirtis mokyklose ir tikrai ne tik. Apie vaikus, psichologiją, apie tyrimus čia ir svetur. Kviečiame pasinerti į švietimo pasaulį, kuris yra kur kas daugiau nei tik pažymių. Sveiki, jūs žiūrite podcastą O čia pažymių šitas? Šiandien mes kalbamės apie gyvenimo įgūdžių programą. Ar ją nuteisti, ar išteisinti? Gyvenimo įgūdžių programa šiemet atnaujinta ir pradėta ugdyti mokyklose privalomai ir jau sukėlė visuomenėje labai daug bangų. Daugiau bangų negu kitos atnaujintos mokymosi programos. Vis dėlto internete radau, kad gyvenimo įgūdžių programa jau pradėta mokyti 2004 metais. Aš pati, kai dirbau mokykloje, naudojausi gyvenimo įgūdžių, sveikatos, lytiškumo ir rengimo šeimai programa, kai ruošiausi auklėjamosios klasės valandėliam. Tai nėra naujiena, bet kodėl tai kelia tiek daug susirūpinimo mūsų visuomenėje. Šiandien kalbėsim su Ieva ir su Petru. O aš esu taip pat Ieva, renkuosi mokyti 6 kartos alumnę ir buvusi chemijos mokytoja. Ieva, Petrai, gal galite apie save keli žodžius pasakyti? Labadiena, esu Ieva Petrauskaitė, Vilniaus Antakalnio gimnazijos biologijos mokytoja ir renkuosi mokyti alumnę. Aš esu Petras Irkuvėnas, sveiki, esu Antakalnio gimnazijos taip pat ekonomikos ir gyvenimo įgūdžių mokytojas. Taip, tai gal galim pradėti nuo to, kad jūs abu vedat gyvenimo įgūdžių programą. Gal galit pasakyti, apie ką yra ta programa ir kurios tos programos dalis jūs vedat? Pagrindinis tikslas šios programos, kaip ir pasako pats pavadinimas, realiai yra ugdyti mokinius gyvenimui reikalingų įgūdžių ir tai apima visą spektrą įgūdžių. Aš asmeniškai esu atsakinga už tokį socialinį emocinį ugdymą, tai emocijų pažinimą, streso valdymo strategijas. Šiandieną mokiau apie ilgalaikius ir trumpalaikius elgesio modelius ir pasiekmes, taip pat mokysiu apie sveiką gyvenseną, žalingų įpročių prevenciją, taip pat užsiimu žmogaus saugą ir pirmos pagalbos teikimu, tai labai tiesiogiai siejasi su biologija. Aš dėstau temas susijusias su tarpusavio bendravimu, bendradarbiavimu, komandiniu darbu, tiek iš gerosios pusės gebėjimų bendrauti su kitais žmonėmis, tiek ir kalbame su mokiniais apie tai, kas yra blogoji bendravimo pusė, neapykantos kalba, rasizmas, etnocentrizmas, kiti nuostatomis grįsti požiūriai į žmonės. Bei ateityje dar laukia temos apie evakuacijas, visuomenės saugumą, pirmąją pagalbą. Ar jūs mokykloje dviesit vedat šitos užsiėmimus, ar dar yra mokytojai, kurie prisijungs vedant šios užsiėmimus? Mes esam pasidalinę temas ir užsiėmimus veda arba Ieva, arba aš. Vienu metu vienas mokytojas, bet apskritai šią programą dviesi. Tai reiškia, gali ir kitose mokyklose būti vienas mokytojas arba gali būti keli mokytojai, taip, kurie veda tokius užsiėmimus? Teoriškai taip, tik man asmeniškai neteko girdėti, kad būtų 2 ir daugiau mokytojų. Aš kaip supratau, tai buvo inovacija. Ar jūs buvot susidūrę su neatnaujinta praeita programa? Ar vedėte užsiėmimus praeitos gyvenimo įgūdžių programos? Man teko taip, aš pastebėjau, kad ta vadinama SLUR sutrumpintai programa turi nemažai lytiškumo temų, tai aš jau 3 metai iš tikrųjų integruoju ją į biologijos pamokas. Taip pat per klasės valandėlės kartais vesdavau tam tikras temas, ten emocijų pažinimo esu temą vedus, nes jaučiau poreikį, stebėjau mokiniuose ir lytiškumo ugdymą, bet taip tikrai ne visą tą programą teko
dėstyti pačiai. Ar gerai suprantu, kad pagrindinis skirtumas tarp buvusios sveikatos, lytiškumo ir rengimo šeimai ir dabar gyvenimo įgūdžių programos yra, kad šita programa dabar yra tiesiog platesnė ir daugiau temų? Iš dalies taip, tik kai kurios temos kaip tik tokios atrodo susiaurintos specifiniam koncentrui. Na, tarkim, visa programa apima klases nuo 1 iki 10 klasės. Tai ta prasme, ta programa yra išskaidyta tarp klasių. Jeigu paimtum bendrai Slušo programą, nesuskaidyta į klases, tai atrodytų, kad žymiai platesnė. Kai pradedi žiūrėti į tiesiog klasių koncentrus, tai atrodo, kad gyvenimo įgūdžių siauresnė. Tai man asmeniškai, ko labai trūksta, tai lytiškumo ugdymo 9 klasėje, nes yra daroma prielaida, kad jau anksčiau turėjo daug ką mokiniai žinoti, o dabartiniai pradeda realiai be pagrindų, nuo nulio. Aš galiu paantrinti tam, ką paskutinį Ieva sakė, kad ir kitose temose yra taip pat prieinama prie klausimų ir programa parašyta, tarsi mokiniai jau būtų praėję nuo 1 klasės, kaip galų gale ir turėtų atsitikti, kad visi augantis mokiniai gaus tą pačią programą. Tačiau šiuo metu tie 9-okai, kurie pas mus atėjo, jie tikrai nebūtinai turi tos įgūdžius ir įgūdžiai būna skirtingi. Vieni mokiniai geba diskutuoti ir žino, jų žodynas platus, jie yra susipažinę su kai kuriom ir savokom, o kitiems tai yra nauja ir jiems reikia tai pristatyti, papasakoti, paaiškinti. Tai tarsi trūksta to, ką jie turėjo jau nuo 5 iki 8 pereiti šitą dalį, tarsi 9-okams atrodo būtų trūkumas tų žinių. Ir jūs tą sakot? Turbūt, kadangi vis tiek ši programa, jinai tikrai keitėsi, lyginant kaip anksčiau buvo dėstoma ir dabar, tai tokio yra kartais nenuoseklumo ir be abejo pas mokinius yra asmeniniai dalykai, kad vieni turi spragų moksle, kiti galbūt viską spėjo išgirsti, kas jiems buvo sakoma, tarkim, klasės valandėlės ankstesnėse klasėse ar su psichologija bendraujant, bet dabar, kaip sakyti, mūsų tikslas yra iš tų pamokų kelių, kurias turime su 9-okais, kiek įmanoma juos visus privesti iki to, kad kalbėtų viena kalba, sakykim taip. O ar iš esmės jūs matot vertę vesti šios užsiėmimus ir šios programos? Ar jinai naudinga yra moksleiviams? Vienareikšmiškai taip. Galite išsiplėsti, kur ta nauda ir kur ta vertė? Tai manau, vienas iš tų dalykų mokykloje, kur nereikia klausti, o čia pažymių šitas. Nes, pirmiausia, nėra pažymių, tai tas yra gerai, iš kitos pusės man neteko išgirsti nei vieno mokinio klausant, o ką man šito reikės. Iš tikrųjų, nes per biologijos pamokas nutenka kartais, iš tikrųjų. Ir per kitus dalykų pamokas girdėti tiesiog mokinių refleksijas. Tai iš esmės, man atrodo, kad mes užauginti, galiu kalbėti nuo savęs apie save, tikrai esu užauginta be tokio emocinio ugdymo, teko daug dalykų mokytis jau būnant suaugusiai ir manau būtų be galo prasminga apskritai gebėti pažinti savo emocijas, tada matai, kaip neįsiveli į tam tikras situacijas, kai gali tiesiog pats savo padėti, labai naudinga gebėti priimti sąmoningus sprendimus, stresą valdyti irgi mokiausi asmeniškai, tarkim. Tai yra tokie įgūdžiai, kurie atrodo yra kasdienybėje tikrai reikalingi, gal vieniem mažiau, kitiem daugiau, bet galiausiai, jeigu tu judi per gyvenimą, pamatai, kad tau to tikrai reikėtų, tai aš džiaugiuosi, kad mokiniam mes, bent jau bandom suteikti tuos teorinius ir praktinius kažkokius pagrindus, kurie galėtų būti realiai pritaikomi kasdienybėje, gerinant emocinę savijautą, tarpusavio santykius, asmeninius santykius, tai atrodo be galo naudinga. Po to paklausiu mokinių, kaip ten yra. Pritariu. Nežinau, kiek plačiai išsiplėsti, bet manau, kad Ieva esminius dalykus pasakė taip ir pritariu, kad naudinga ir dėl to ir pasirinkau, kad papildomai dar užsimti šitą programą, nes, kaip sakyti, norisi, kad tie mokiniai, su kuriais mes dirbam, su kuriais bendraujam, kad jie išgyventų kuo geresnį ir turtingesnį visokiom patirtim gyvenimą. Tai norisi prie to, kaip sakant, prisidėti.
O man tada dar kyla klausimas, kaip jūs ruošitės pamokoms šitoms užsiėmimams, nes vėlgi viešojoje erdvėje girdėjau tokių pasvarstymų, kad nauja programa, vadovėlių nėra, tai mokytojai tarsi nepasiruošę vesti tokių užsiėmimų, tai dėl to reikėtų šią programą stabdyti. Tai vadovėlių nėra, ar jie turėtų būti, ar neturėtų, iš kur jūs semetės žinių, veiklų, minčių, kaip vesti šitos užsiėmimus. Tai Ieva gal turės kiek kitą požiūrį, nes jau dirba mokykloje truputį ilgiau už mane. Aš pradėjau pernai, dar esu renkuosi mokyti programai dalyvis, pats mokausi. Tai man į bet kurią pamoką ruošimasis yra kaip į šventę, kaip naujas dalykas ir reikalaujantis pastangų. Tai ir dažniausiai aš net, jeigu ir yra vadovėlis, neapsiriboju vien tuo, kas yra skyriuje parašyta, ar iš bendro savo išsilavinimo, ar iš dar kažkur, ar iš interneto, paieškau informacijos. Tai tas galioja ir su gyvenimo įgūdžiais, tik tai čia, kaip sakyti, nėra to vieno teisingų atsakymų rinkinio, kaip ir formalaus, bet aš vadovausiu požiūriu, kad jeigu jau aš išgyvenau beveik iki 40 metų, tai kažkokių tų įgūdžių reiškia turiu. Ir tai pirmiausia, jais ir reikia pasiremti, o tada be abejo, kad gairės, kurios yra duotas, jos gana gerai įstato į vėžes, kurios nėra tokio kaip nežinomybės ir kažkokios mistikos, ką ten reikės mokyti, nes yra išvardinta ir temos, ką reiktų paliesti, ir kaip sakyti, vertinimo kriterijai, kuriuos turėtų mokiniai slenkstinio ar tai aukštesnio lygio, bet pasiekti. Tai čia yra pagrindas, kurio bent jau aš remiuosi ir tada ant to statau pamokas. Taip, irgi antrinu. Aš pagrindą naudoju gyvendinimo rekomendacijas, kurios yra pateiktos Švietimo ir mokslo ministerijos. Tai jos yra iš tikrųjų, bent jau kol kas, kiek pamokų ruošiausi, pakankamos. Tikrai. Ta prasme, ten yra pakankamai naudingų šaltinių, nuorodų, kurie yra mokslų grįsti, nekvestionuojami, bent jau iki šiol atrodo, kad tikrai pasitikėjau tai šaltiniais. Ir pagal juos realiai ruošiesi ir tada matai, kokie yra vertinimo kriterijai, ką mokiniai turėtų gebėti, išsikeli savo tikslus, paprastai vieną konkretų uždavinį ir to sieki. Tai reikia ruoštis, žinoma, kiek metų mokykloje bebūtų nauja programa, vis tiek reikia ruoštis jai. Ir man tai labai malonu ruoštis, kažkaip tada gali daugiau neformalių metodų naudoti, tokio įtraukimo, gal nejaučiu tokio didelio rėmo kaip biologijos pamokose. Čia daugiau laisvės. Iš tikrųjų, jūs sakot, kad yra tam tikri gebėjimai, kuriuos moksleiviai turi įgyti. Ar jūs tikrinate kažkokiais būdais, ar jie įgyja tuos gebėjimus, sakot, nėra pažymių? Tai ar tai yra tiesiog darote veiklas, ar jūs kažkaip turite kažkokius irgi, nežinau, aptarimus, ar kažko, kaip jūs pamatote, ar tie moksleiviai kažką išgirdo, ką jūs pasakot? Tai dalykas, kaip žinia, vertinamas įskaita, tai mes esame įvardinę kelias kertinius momentus šitoje programoje 9 klasės, ties kuriais koncentruojamės ir tada su mokiniais, kai kalbam ir sakom, kad štai ši užduotis, kuri turėtų pademonstruoti tavo apskritai gebėjimą mąstyti, gebėjimą suvirškinti gautą informaciją ir ją perteikti savaip, jinai ir bus ta pastanga verta arba neverta įskaitos, kaip sakant. Tai dabar paskutinė tema, iš kurios aš daviau užduotį ir mokiniai dirbo, tai yra susijusi su etnocentrizmu ir mokiniai turėjo pabandyti atskleisti, kaip galima išsilaisvinti ir gyventi neapsiribojus etninės grupės taisyklių rinkiniu, o žiūrėti į visus žmonės atvirai ir juos vertinti ne pagal savo kurpalių, taip paprastai kalbant, o visuotinai priimtais standartais arba taip, kaip būtų galima bendrauti ir su kitų kultūrų žmonėmis. Ir tikrai mokiniai įdėjo pastangų, gilinosi, ieškojo informacijos ir patys internete, dar bandė įvairiais būdais patys savo pirmiausia atsakyti, kaip jie tai supranta, bet tuomet ir pademonstruoti savo žinias. Ir manau, kad pats faktas, kad jiems pavyko į temą įsigilinti ir savo kažką suprasti, tai ir parodo, kad jie jau turi gyvenimo įgūdžių.
Na taip, iš dalies antrinu, aš iš tikrųjų turėjau sąlyginai mažai pamokų šį pusmetį, nes mes dabar pasidalinę esame temomis, tai aš vedžiau pirmas 2 pamokas ir dabar jau šią savaitę po truputį perimu kai kurias grupės. Tai vienas atsiskaitimas buvo ir iš mano pusės, tai buvo su streso valdymo strategijom. Tiesa, jeigu galima sugrįžti šiek tiek prie klausimo, ar mokiniai mato tame prasme, tai aš atsimenu, kaip pasakiau, jog kitą pamoką mokysime streso įveikos būdų, tai buvo mergina viena, kuri plojo, aktyviai plojo ir sako, pagaliau. Labai reikėjo. Tai aš iš tikrųjų iš to grįžtamo ryšio tokio entuziastingo supratau, kad čia yra viena iš tų temų, kur atrodo reikėtų paliesti giliau, ne tik teoriniam tokiam mokykliniam lygmenį, aišku, mes šiek tiek ir praktikuojam tas streso įveikos strategijas kiekvieną dieną, kvėpavimo pratimais, bet tokią integruotą užduotį daviau, tam reikėjo įsivardinti emocijas, susijęta su pirma pamoka, tada įsikelti tokį veiksmų planą, atitinkamai priklausomai nuo to, kas sukelia stresą ir tada realiai tokią giluminę refleksiją padaryti streso įveikos būdą atskleidžiant. Tai kol kas atrodo, kad tuos atsiskaitimus mes patys sugalvojam. Nes tokio apibrėžimo pačioj programoje, už ką reikėtų atsiskaityti, kaip ir nėra. Taip, bet sudedam akcentus, kur mums atrodo, kad yra reikšmingiausi galbūt momentai. Tai kiek girdžiu, tai atrodo, kad visai džiaugiatės, kad šita programa yra, kad jinai yra privaloma nuo šių metų ir atrodo visai įdomu jums pamokoms ruoštis ir vesti. Ar jūs matytumėt kokiu nors vietų, kur galima būtų patobulinti šią programą? Tai jau Ieva, tu pirmą užsiminė apie lytiškumą, sakai, tau trūksta lytiškumo pamokų. Ar būtų dar kokių vietų arba gal išplėsti apie lytiškumą, ką galėtume patobulinti šitoje programoje? Mes esam su Petru šio klausimu kalbėję, tai abu sutarėm, kad labai norėtųsi galbūt mažiau plačiai taip apibrėžtų gebėjimų, nes yra be galo daug reikalaujama vienos pamokos metu. Tarkim, tiek daug įgūdžių reikia išmokyti per 45 minutes, tai mes tiesiog įsigrinam vieną ir sakom, va šito šiandien mokysimės ir labai daug lieka užmirštų arba tiesiog neįgyvendintų šiais metais. Tai tokio gal truputėlį supaprastinti tą programą, kad nebūtų tiek daug gebėjimų parašyta, nes atrodo nerealistiška tiek įveikti per pusę metų, turint vieną savaitinę pamoką. Tai va šita dalis, o dėl lytiškumo ugdymo, tai irgi lygiai tokia pati situacija, kur tiesiog yra viena pamoka per metus realiai ir ten per ją turim pasiekti ir lytiškai plintančias ligas visas aptarti ir kreiptis pagalbos, kaip elgtis skirtingose situacijose, kaip lytinis brendimas vyksta ir kaip jisai skatina lytinį potraukį ir kaip ribas ir poreikius nubrėžti ir kaip į vieną pamoką visą tai sutalpinti. Tai nerealistiška, tai truputį siauresnių rėmų norėtųsi, nes pasiimi tokį vieną pastraipą ir galvoju, kas dabar galėtų būti esminis dalykas, tai bandai išsirinkti, ką mokyti. Taip, kad turbūt patvirtinti galiu tik tai Ievos žodžius, kad bendrai programa, kaip gyvenimas be abejo yra plati tema ir galima labai daug aspektų rasti, kurie būtų svarbus, bet kur, nesakau, kad tai blogai, bet tenka mums priimti savo kaip mokytojų sprendimus, tai yra, išsirenkant, ką spėsime ir kas galbūt prioritetų sąraše, jeigu liks laiko. Ir, nes tikrai, aprašai yra pasiūlymai platus ir su vienomis klasėmis galbūt lengviau pavyksta, tada daugiau suspėjai, bet net ir tuo atveju, manau, kad dar nebuvo taip, kad per vieną pamoką spėtumėm normaliai, produktyviai aptarti ir su mokiniais išsiaiškinti viską, kas buvo metinėme tame rekomendaciniam plane pasiūlyta. Tai, kaip sakyti, toks maksimalizmas dvelkia iš to plano. Bet galbūt tai nėra blogai, tiesiog tai yra kliūtis, kurią reikia įveikti, iššūkis. Tai įdomu, jūs kalbat, Ieva, ypatingai tu kalbėjai apie tą lytiškumą, kad tau lyg ir jo trūksta, nors beveik viskas, ką girdim apie šitą gyvenimo įgūdžių programą,
Tai yra, kad per daug yra lytiškumo mokoma, kad tarsi kažkokios yra mokomos ideologijos nepriimtinos. Žodžiu, girdim daug pilama šiukšlių ant šitos programos, kad jinai kažkokia yra ydinga ir nenaudinga. Tai kaip jūs vertinat viešoje erdvėje sklandančią kritiką šitai programai? Tai Ieva gal pasakys, bet aš noriu pritempti prie to, kur ką tik turėjom su mokiniais temą apie etnocentrizmą, kad jeigu tu vadovausi ir kitus žmonės vertini pagal savo priimtinus ir kuriuos standartus pats atitinki, tai tada ir yra vieta tokiam konfliktui, nepasitenkinimui, nes žmonės yra skirtingi. Ir, kaip sakyti, mano manimu, kuo mažiau žinių ir kuo mažiau tokio mokykliško, struktūruoto, akademinėmis žiniomis ir tyrimais pagristo pasaulio vaizdo žmonės, jauni, augantis mokiniai pamato, tuo didesnis šansas, kad jie ir vėliau neišbris iš šito, kaip sakyti, požiūrio, kad jeigu tai, koks esu aš, ką aš suprantu, tai yra gera, ko aš nesuprantu, yra bloga. Tai, mano manimu, čia yra labai daug vietos, kaip sakant, nearti dirvonai gyvenimo įgūdžių ugdymui, tiek suaugusiųjų tarpe, tiek ir mokinių. Sutinku. O kalbant apie skirtai šitos lytiškumo temos jautrumą mūsų visuomeniai, tai galiu pakomentuoti, kad yra labai daug dezinformacijos. Tiesiog žmonių mažai yra realiai skaičiusių programą. Tie, kurie skleidžia tą informaciją, labai įdomu, nes aš ją perskaičiau ir rašiau planą ir niekur neradau iš tikrųjų tos propagandos. Apskritai, ta prasme, yra prie įgyvendinimo rekomendacijų, galbūt tokių liberalesnių šaltinių, bet tai nėra nei privaloma literatūra, nei yra tai, ką mokiniai turėtų gebėti. Tai yra tiesiog pedagogams susipažinimui su tuo tikslu, kad jie gebėtų atsakyti į įvairius mokinių klausimus, bet nėra realiai propaguojama jokia konkreti ideologija. Kas tikrai propaguojama, tai santykiai, kurie yra grįsti pagarba, gerbimas vieno kitų ribų ir poreikių, tarkime, apskritai žinojimas, kas vyksta su tavo kūnu, kaip bręsti, žinojimas, kaip pasireiškia tas pats lytinis potraukis. Nėra niekur skatinimo, tarkim, ten santykiauti, yra tiesiog sąmoningumas, kas vyksta su tavo kūnu bręstant ir kaip išvengti, tarkime, tų lytiškai plintančių pačių infekcijų, nesaugaus elgesio ar panašiai. Tai kaip tik, mano nuomonė, tai daugiau yra prevencinis elgesys, kad jeigu ir vyktų tie santykiai, tai vyktų kuo įmanoma saugiau, tiek emociškai, tiek fiziškai. Niekur programoje nebuvo parašyta skatinam lytinį dauginimąsi mokinių ar dar ten kažkokiu kitų būdų. Tai manau, kad tiesiog yra neįsigilinta į pačią programą, jos turinį ir rekomendacijas. Fainai man, kai tu sakai, kad skatinat, kalbat apie tai, kad vyktų saugiau santykiai ir emociškai, ir fiziškai. Tai tasai turbūt fokusas, kadangi visuomenė yra, kad tik fiziškai apie tą fizinį kontaktą yra labai daug. Tai kad tai yra ir apie emocinį kontaktą daug, ir apie fizinį, ir apie šiaip kitus dar dalykus, kaip saugumą ir ten požiūrius skirtingus ir visa kita. O ar kokiu nors sulaukėte reakcijų iš tėvų? Ar buvo jums, kad tėvai domėtųsi, ką jūs ten mokote, ar kokių pasipriešinimų? Ar sulaukėte iš tėvų kokios reakcijos šią temą? Ne. Visiškai nieko. Labai įdomu, kad savo tėvai pasipiktinamas tokia, kaip mokom, taip mokom, nei žinutės tamo, nieko. Tai ačiū Ieva, ačiū Petrai. Dabar bus įdomus pasikeitimas, nes mes taip pat paklausim moksleivių nuomonės, tų, kurie mokosi šiuo metu gyvenimo įgūdžių programą, kaip jie vertina ir kaip jiems tinka ar netinka ši programa. Gal galite būti mūsų mokytoju? Leisk vaikams tave surasti. Šiuo metu Lietuvoje trūksta daugiau nei 1500 mokytojų. Tapk mokytoju, surenkuosi mokyti.
Tęsime podcastą apie gyvenimo įgūdžių programą ir jos įgyvendinimą. Šį kartą jau su moksleiviais, kurie realiai patiria šios programos ypatumus. Tai norėtum prisistatyti? Tai esu Mykolas, 9 klasės mokinys Antakalnio gimnazijoje. Aš Rūta irgi mokusi tai pačiai mokyklai. Puiku. Ar žinote, kas yra gyvenimo įgūdžių programa ir kokie jos tikslai? Labai tokia naujovė, sakyčiau. Anksčiau niekada negirdėjau. Tai kiek suprantu, tai kad yra, kaip ir emociškai lavina labai ir išmokyti turbūt kaip gyvenime elgtis, su žmonėm ir save gal pažinti. Tai maždaug taip. Man taip pat yra naujovė, žinau, kad buvo gyvenimo įgūdžiai gal kažkaip integruoti seniau į kitas pamokas, tačiau kaip aš žvelgiu šitą dalyką, tai tiesiogiai yra ruošimas gyvenimui, streso valdymas, emocijos, narkotikų prevencija, santykiai ir taip toliau, viskas, ko reikia gyvenimui ir žinios, kurių mano manimu trūksta net dažnai pas mus mano bendraamžiuose. Tai tiek. Kokia buvo jūsų ir jūsų aplinkinių reakcija, kai sužinojote, kad bus mokomas toks dalykas mokykloje? Man tai irgi, kaip sakau, visiškai naujovė, niekada negirdėta. Ir sakyčiau, netgi labai apsidžiaugiau dėl to, kad niekada tokio anksčiau kaip ir nebuvo. Gal ten buvo užsiminta kaip apie emocijas per pamokas, kad reikia, kaip ir jas lavinti. Bet tokios pamokos kaip ir nebuvo tam skirtos. Aš labai džiaugiuosi dėl to. Tai va. Aš taip pat apsidžiaugiau, kai pamačiau, kad turėsiu tokią pamoką ir aplinkiniai ir šeima labai teigiamai vertinami, džiaugiamės ir manau, kad labai naudingos šitos žinios bus ir džiaugiuosi, kad yra atskira tam pamoka, o ne kažkaip integruota į atskiras pamokas. Ir taip pat noriu pridėti, kad gyvenimo įgūdžiai galvau, kad šiandien bus, kaip ne emocijos, o kaip tarkim miške išgyvent kažkodėl galvau gyvenimo įgūdžiai. Neįsivaizdavau taip visiškai. Tai va. Tai labai gerai girdėti, kad mato tame prasmę. Sakykit, kągi tokio naudingo išmokot, apskritai, ko mokotės per šitas pamokas? Jau turėjau daugiau nei 2,5 mėnesio, ar ne, patirties pamokų. Tai, tarkim, pamenu, apie stresą kalbėjom, apie stereotipus, kaip ir Petras irgi mokė apie, socialinę, kaip čia pasakius, asmeninę, tai yra erdvę. Ir, tokie maždaug dalykai. Taip pat pritariu ir paantrinsiu, mokomės emocijų, savęs pažinimo, asmeninė erdvė, socialinių įgūdžių, darbas komandoje, asmeninės erdvės, kaip ir minėjau, tam tikri įgūdžiai. Tikiuosi, laukiu pamokų ir kitų, kur, kiek žinau, mokysimės ir kitus dalykus, dar gal daugiau emocijų, pirmoji pagalba, lytiškumo švietimas. Tai visą tai mokomės ir džiaugiamės. O ar turėdavot anksčiau tokių panašių užsiėmimų, gal klasės vandėlių metu, gal šiaip kokie pavieniai lektoriai atvažiuodavo, ar buvo paliečiamos tos gyvenimo įgūdžių temos anksčiau? Mokyklai, sakyčiau, kartais būdavo tokių užsiėmimų, bet, sauklėtų, tarkim, atsisėdi ten, aptari reikalus, ten, tarkim, kaip save pažinti, kartais ten apie karjerą ateidavo, ten specialistai pakalbėdavo, bet, kad labai daug būtų mokyklai, tai sakyčiau ne. Bet tarkim, aš pati asmeniškai, labai, turiu gerą ryšį su tėčiu ir jisai dabar pastaruoju metu, kaip čia pasakęs, užsiema to labai. Tai mane irgi pamoko apie emocijas ir apie emocinį intelektą aš mokė, tai labai džiaugiuosi, kad turiu tokius žmonės gyvenime. Taip pat turėjome šiokių tokių užsiėmimų, tai, kaip žinau, integruota į tikybos, etikos pamokas, tokie labiausiai dalykai, biologijos pamokas, kai kas integruota. Pagrindinis skirtumas tas, kad turime dabar kaip atskirą dalyką, tai visų pirma ir mokiniai, manau, žvelgia rimčiau šiek tiek, nes žinom, ko ateisim mokytis ir daugiau šiek tiek laiko išdėstyti tam tikrus dalykus, nes jeigu mokomės tikybos, tai dar turime paimti kažkiek ir su tikyba susijusių temų ar panašiai, jeigu biologijos, tai ten turime paimti dar kažką, tai tiesiog patyrėme, bet šiuo atveju tiesiog yra išskirta ir rimčiau žvelgiamai. Tai turėjau gerus progimnazijoje mokytojus, tai kai kurie yra sociologai, dirbę su to, tai taip pat kartais plačiau išsiplėsdavo, dėl to jau žinau šiek tiek apie tas emocijas, įvardinimą taip toliau, nors ne visi
turi šitas žinias ir kai kurie dabar atėję, sako, jaučiuosi normaliai, tai va to ir mokinamės, kaip pasakyti, kaip jaučiamės, kokias emocijas jaučiam. Gerai girdėti. Tai ar jūs pasakytumėt, kad jums naudinga šita programa ar nelabai? Ir jeigu taip ar ne, tai ko joje trūktų? Aš sakyčiau, kad tikrai naudinga, kai kuriems žmonėm, kurie gal netgi neturi artimųjų, kuriem galėtų padėti, kaip ir, tas emocijas vystyti, tai labai padėtų. Man irgi, sakyčiau, irgi padeda, labai laukiu sužinoti, kokių yra, nežinau, emocijų įvairių ir kas man gyvenime galėtų padėti. Ir ką galėtų pridėti prie gyvenimo įgūdžių, tai iš tiesų, nelabai taip gerai žinau programos, bet kol kas apie ką kalba, tai man patinka, labai aktualios temos. Tikrai, stresas ir panašiai, tikrai. Tai sakyčiau, dabar nežinau, ką pridėti galima būtų. Taip pat manau, kad labai naudinga, padeda, pavyzdžiui, streso įveikos būdų mūsų, bent jau manęs niekas asmeniškai nemokė ir praeitais metais turėjau labai daug streso ir panašiai, tai turėjau pats tvarkytis, džiaugiuosi, kad dabar ir mokinama, tai bendrai įvairios pamokos tokios kaip bendradarbiavimas grupėje, emocijos, taip toliau, manau, kad labai padės ir su dabartinė narkotikų, rūkymo problema, nes mokiniai tada daugiau bendraus tarpusavėje, sugebės gal veikti tas stresą, emocijas, taip toliau, ir nelinksi visokias elektroninės cigaretes, o ko trūksta, tai manau daugiau pamokų, kad nebūtų vien tik pusmečio, o gal visi metai, o gal net 2 pamokos ir daugiau pamokų apie lytiškumą, kurių dabar tik vieną turėsim, tai aš liūdna šiek tiek. Gera girdėti labai, kad matote tame naudą, mokytojam be galo svarbu tai žinoti. Ir tikriausiai girdėjote, kad sklando daug įvairiausios informacijos apie šią programą, teisingos ar neteisingos, norėtumėm išgirsti jūsų nuomonę, iš tikrųjų, kaip jūs vertinate, tai politikų įvairius pasisakymus, jūsų pačių pasiekta informacija apie būtent medijoje sklandančias žinias. Mane ta informacija ir tie visi gandai ir panašiai ir politikų diskusijos, nežinau, pykčiai, ir liūdina, ir juokina, ir piktina. Pats net per daug nesiekiau šitos temos, nes man atrodo tai beprasmiška, žmonės tiesiog platino ir tikėjo dezinformaciją ir buvo net švietimo ministerija pateikusi, kad buvo tikrai paleisti dokumentai iš spamo, visokių profilių, kur visiškai netiesa arba tiesa, bet iškraipyta. Ir visiškai jokios prasmės, manau, neturi šitos visos diskusijos, mokom visai kaip kito. Kalba politikai, mokinių nuomonės neklausia, mokytojų vieno kito paklausia, mokytas pasako, kad kaip ir normalu, bet politikai vis tiek, kurie žiūri į savo politinius balus, sako, boikotuosim, taip toliau. Tai liūdna ir kad padarytas toks didžiulis burbulas buvo iš vienos pamokos, kuri visai net pateikta ne taip ir kurios mano manimu turėtų būti dar daugiau ir visiškai tiesiog liūdna, pikta. Taip, aš visiškai irgi sutinku, bet aš pati politiką, sakyčiau, labai daug nesidomiu, televizorius irgi nelabai žiūriu, tai, labai daug pridėti negalėčiau, bet visiškai sutinku, ką sako Mykolas. Tai ačiū Jums labai, gal turėtume dar kokių baigiamųjų minčių? Aš tai galėčiau pridurti, kad žmonės ir tėvai nebijotų šitos programos, patys paskaitytų ir gal pasidomėtų ir gal jiem kai kurie dalykai patys padės, pavyzdžiui, streso įveika, jeigu žmogus nemoka valdyti ar panašiai, ar kažkaip pasiskaityti, ką tai lytiškumo programų moko ir nebijoti jos, kad tai gal irgi pasigilinti. Aš irgi turbūt norėčiau apie gyvenimo įgūdžius pridėti gal nebūtinai iš mokyklos pusės, bet labiau iš artimųjų, kad vieni kitus palaikytų, kad suprastų vienas kitą ir šiaip emocijas ugdytų, dėl to, kad tai yra labai svarbu. Dėl to, kad kaip tik dabar turėjom, atėjo, kaip čia pasakius, profesorius ir mums aiškino apie emocinį intelektą. Tai aiškino, kad labai daug dabar yra apie IQ kalbama, bet apie EQ yra labai mažai kalbama. Tai manau, kad tikrai reikia labai ugdyti. Tai va.
Ačiū labai, kad žiūrėjote ir klausėte mūsų. Šiandien girdėjote podcastą čia pažymi šitas apie gyvenimo įgūdžių programos įgyvendinimą ir apie to patirtis dalinosi mokytojai Petras ir Ieva, vedė 2 Ievos ir dalinosi mokiniai Mykolas ir Rūta. Ačiū, kad klausėte. Tikimės, kad praleistas laikas kartu jums buvo naudingas ir įdomus. Kviečiame susipažinti su programa Renkuosi mokyti ir pasekti ją Facebook ir Instagram socialiniuose tinkluose. O kol kas, iki kitų susitikimų.